Sveiki visi, jūs esate CryptoArtika YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pakalbėsime apie rinką ir pasižiūrėsime, ar Bitcoinas gali tęsti savo augimą, ar vis dėlto mes turime feikautą ir mes tęsime tolimesnę korekciją. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir trumpai noriu pakomentuoti, ką mes matome dienos grafike. Tai mes matome štai šitą šoninį judėjimą, turėjome prieš tai šoninį judėjimą ir tai aišku daro kanalą, kuriame Bitcoinas juda. Taip pat mes greitų metų prieisime prie to, kad štai čia mes turime pakankamai stiprią pasipriešinimo zoną ir štai čia mes turime pakankamai daug likvidumo. Tai šiandien mes kartu su jumis pabandysime įsiaiškinti, kas mūsų laukia toliau, pakalbėsime apie tai, ar verta dabar bandyti rinkti spot poziciją, kas liečia Bitcoiną ir Ethereumą, ar dar geriau šiek tiek palaukti ir pasiimti šiek tiek pigiau. Praeitame video aš minėjau, kad turiu keletą short pozicijų, tai buvo Bitcoinas ir Ethereum'as, tai Ethereum'ą aš pasiėmiau profitą, buvo labai saugus sandoris ir aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad mes galime kažkiek atšokti ir jeigu bus tokia galimybė rinko, tai aš dar kartą pasižiūrėsiu short poziciją ir pasiimsiu dar geresnį entry tašką. Apie Ethereumą trumpai mes irgi pakalbėsime ir pasižiūrėsime, ko mes galime iš jo tikėtis. Prieš pradedant šitą video trumpai noriu pakalbėti, kas vyksta rinko, kokias mes turime naujienas. Trumpai tariant, dabar rinka yra labai manipuliuojama ir mes judame dėka naujienų. Kas buvo iš naujienų, tai mes turėjome derybas ir buvo 2 savaitėm atidėtas karas ir tai aišku yra pakankamai gera naujiena rinko ir mes matėme augimą. Dabar mes vėl turėsime derybas ir tikėtina, kad mes vėl pamatysime kažkokį šoninį judėjimą rinko ir šitas derybas prie nieko neprives, tiesiog bus dar atidėtas karas ir mes lauksime kitų naujienų. Kodėl taip yra? Nes Trumpas, tai yra Amerika, nori pasiimti uraną, jiem neduoda ir dar yra labai daug viskiausių niuansų, bet apie tai nenoriu įsiplėsti, tiesiog noriu pakalbėti, ką mes matome grafike ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Kol kas taip naujienas yra pakankamai svarbios rinko, nes būtent mes dabar laukiame kažkokių naujienų, kad gauti išėjimą iš šio šoninio judėjimo ir klausimas, į kurią pusę mes bandysime išeiti. Tai šiandien apie tai mes ir pakalbėsime, kokia yra didesnė tikimybė pamatyti augimą ar kritimą. Taigi štai čia mes turime Bitcoino dienos grafiką ir kol kas mums yra labai aktuali štai šita pasipriešinimo zona, kuri yra nuo 74,5 tūkstančių dolerių iki 78,5 tūkstančių dolerių. Tai yra štai čia mes turime pakankamai daug likvidumo ir kol kas mes matome, kad štai čia buvo augimas, tada mes turime lokalų kritimą, apie šitą kritimą aš jūs buvau įspėjęs ir dabar mes gavome lokalų atšokimą ir jeigu mes išeisime iš šitos zonos, užsitvirtinsime, tai reiškia, kad mes štai čia formuojame tai tokias bangas, tai aišku akivaizdu, kad šitos bangos yra mažėjančios ir tokiu būdu mes bandome keisti trendą. Taip pat, kas norite sekti rinką, tai tikrai rekomenduoju nueiti į mūsų nemokamą Telegram kanalą ir štai čia jūs rasite daug naudingos informacijos, kuri yra susijęs su kriptovaliutų rinka ir ne tik. Ir štai čia jūs gausite daug įvairiausių naujienų ir galėsite susidaryti atitinkamus lūkesčius, kaip reaguoti į rinką. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme ir jūs galite mūsų nemokamą Telegram grupę sekti naujienas ir žinoti, kas vyksta rinko bei ko jūs galite tikėtis toliau. Dabar trumpai noriu pakalbėti apie Bitcoino likvidumo, tai štai čia mes matome Bitcoino likvidumo grafiką ir iškart kiekvienas iš jūsų galite pastebėti, kad pas mus yra pats pagrindinis likvidumas šiek tiek žemiau nei yra 70 tūkstančių dolerių riba ir taip pat šiek tiek mes turime likvidumo ir viršuje, tai yra maždaug ties 78,5 tūkstančių dolerių ir jeigu jūs pastebėjote, tai būtent štai čia yra mūsų pasipriešinimo zonos viršutinė riba. Tai mes matome, kad techninė analizė tikrai veikia, jeigu mes suprantame, kur ir kaip ieškoti tas svarbias ribas ir zonas, tai mes viską galime matyti grafike ir šiuo atveju mes matome, kad tai yra dar vienas patvirtinimas, kad šita zona yra stipri ir mes turime stebėti būtent šitos pasipriešinimo zonos viršutinę ribą. Na ir jeigu mes įsijungsime šiek tiek mažesnį grafiką, tai mes matome labai aišku likvidumą viršuje, kuris yra ties 78,5 tūkstančių dolerių ir mes galime jį surinkti. Štai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką. Šitą grafiką jūs esate jau matę pakankamai daug kartų. Trumpai tariant, mes turime prieš tai bear flagą, dabar mes turime šoninį judėjimą ir tai aišku yra bear flago formavimas ir aš pažymėjau štai tokias 2 pasipriešinimo zonas ir jos reiškia, kad būtent štai šitą zoną mes turime pakankamai daug likvidumo ir mes galim pamatyti maždaug tokį pat judėjimą kaip ir praeitą kartą. Surinkome likvidumą, štai čia dabar mes jį renkame ir tada mes matėme, kad suveikia štai šitas bear flagas. Kol kas noriu pasakyti, kad bet kokiu atveju Bitcoinas išlieka
išlieka korekcijos stadijoje ir mes galime tikėtis, kad bitkoinas dar turėtų nueiti žemiau ir mes galime jį pamatyti žemiau nei 60 tūkstančių dolerių riba. Štai čia mes turime bitkoino savaitinį grafiką ir labai trumpai noriu jums parodyti, kad kol kas bitkoino trendas išlieka mažėjantis. Štai čia pas mus yra pirmoji banga, čia antroji banga, čia trečioji banga ir štai čia mes matome, kad yra pasipriešinimas ir mes jį protestavome, ėjome į apačią, dabar vėl mes jį testuojame ir jeigu mes nepamatysime, kad savaitinėme grafike žvakė užsidarė aukščiau, įsitvirtino, reiškia mes vis dar turime mažinti trendą ir čia dar bus viena mažinti banga prieš tolimesnę korekciją. Jeigu kalba eina apie spot pozicijos rinkimą, tai aš dar sakyčiau, kad geriausia palaukti, kol bitkoinas bus šiek tiek žemiau nei 60 tūkstančių dolerių riba ir tik tada rinkti spot poziciją tiek bitkoino ir į firmą. Apie firmą mes dar pakalbėsime ir pasižiūrėsime, kaip jis atrodo. Kodėl aš sakau, kad bitkoinas dar vis gali pakristi, nes jeigu mes pasižiūrėsime iš tai šitus ciklus, tai yra štai šitam grafike aš labai aiškiai pažymėjau, kada yra bitkoino bull marketas, kada yra jo bear marketas ir kiek laiko maždaug užtrunka. Taigi, ką mes čia matome? Mes matome, kad žalia spalva aišku yra pas mus bull marketas, jis trunka maždaug apie 1064 dienas ir bear marketas, kuris trunka maždaug apie 364 dienas ir kol kas mes matome, kad bear ciklas įpusėjo ir mes dar galime tikėtis, kad bitkoinas eis žemiau. Kaip čia gali formuotis apsisukimas, tai yra mes galime nueiti dar žemiau, štai čia gauti divergence ir šiek tiek reikės laiko, kad jis suveiktų, pasiteisintų ir bitkoinas pakeistų savo globalų trendą ir tada mes keliausime į bull marketą. Bet kokiu atveju jūs turite turėti planą, ką jūs darysite, kai bus bull marketas. Aišku, geriausia rinkti pozicijas, kai mes matome, kad yra rinko bear marketas, nes tada yra pačios geriausios kainos ir aišku, nereikia pirkti pagal dabartinės kainos, jūs galite naudoti limit orderius, tiesiog susistatyti dar šiek tiek žemiau ir tiesiog dalim rinkti pozicijas. Tai mes matome, kad bitkoino savaitinėme grafike mes vis dar esame bear cikle ir mes turime mažinti trendą. Kol kas mes matome, kad pagal mūsų ciklus mes galime tikėtis, kad bitkoinas parodys savo bull marketą maždaug 2026 metų pabaigoje ir aišku, mes turime tam pasiruošti bei turėti atitinkamą planą, ką mes darysime, ką mes pirksime, kada pardavinėsime. Tiesiog skirkite laiko, pasidarykite savo watchlistus, pasižymėkite levelius, pasižymėkite kainas, pagal kokias jūs norite pirkti ir po truputį bandykite rinkti spot poziciją. Kol kas dar šiek tiek yra anksti, tai galime šiek tiek dar palaukti ir kai dar bus vienas kritimas, tada jau verta bent jau dalim bandyti rinkti savo spot portfelį. Prieš tęsiant video toliau noriu dar kartą priminti apie VEX kriptovaliutų biržą ir kas dar neturite paskyros, tai tikrai rekomenduoju susikurti pagal mūsų duotą nuorodą arba pasitikrinkite, ar įrašytas referral code žodis Arktika ir jūs galite gauti daug įvairiausių bonusų. Tai pats pagrindinis bonusas, kurį jūs gausite nuo mūsų, tai lygiai po 24 valandų, kai jūs užsiregistruosite, jūs gausite VIP2 statusą ir tai aišku ženkliai sumažins jūsų komisinius mokesčius. Taip pat dabar jūs galite gauti labai lengvus 40 dolerių ir jūs turite tiesiog pasidaryti depozitą ir per ateinančias 7 dienas atlikti keletą sandorių ir jūs gausite štai tokius bonusus. Taip pat jūs dar galite gauti ir dar daug kitų įvairiausių bonusų. Na ir verta paminėti, kad VEX labai dažnai išleidžia naujus eventus, mes galime juos rasti štai čia. Tai yra jūs galite juos sekti, paspaudžiate, užsiregistruojate ir jūs automatiškai dalyvaujate ir jūs tiesiog prekiaujate bei gaunate dar papildomų bonusų. Visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Na ir noriu paminėti, kas esate užsiregistravę pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą, tai jūs galite gauti 10% nuolaidą mūsų visiems produktams. Jeigu kils kažkokių klausimų, tai drąsiai galite rašyti mūsų administratoriui, kurio nuorodą taip pat rasite šio video aprašyme. Dabar noriu pakalbėti apie štai šitą bitkoino grafiką ir mes matome, kad čia yra kainos spaudimas, kitaip tariant, čia yra modulis, kuris vadinasi trikampio modulis. Tai dabar mes turime gerą klausimą, ar štai čia yra feikautas ir mes grįšime į šitą modulį. Jeigu mes grįšime į šitą modulį, tai reiškia yra labai didelė tikimybė pramušti jo apatinę ribą ir eiti žemiau. Jeigu mes pasižiūrėsime šio modulio tikslus, tai pats optimistiškas tikslas yra šiek tiek aukščiau nei 90 tūkstančių dolerių. Jeigu kaina grįš į šitą modulį ir mes bandysime jį pramušti, tai mūsų tikslas matome, kad yra netoli 50 tūkstančių dolerių ir tokiu atveju suveiks mūsų
bear flagas ir mes eisime žemiau. Tai štai čia mes matome, kur yra Bitcoin gepai ir kol kas mes matome, kad Bitcoinas bando uždaryti dabartinį gepą ir mes turime dar žemiau 2 gepus ir mes aišku juos turime uždaryti. Taip pat jūs galite pastebėti, kad štai čia yra kylantis kanalas, kitaip šitas modulis vadinasi Rising Wedges ir kai tik mes pramušime jo apatinę trendo liniją, tai reiškia mūsų tikslas yra maždaug štai čia ir jis sutampa su mūsų gepu ir tokiu atveju, jeigu šitas modulis suveiks ir Bitcoinas pramuš šio modulio apatinę ribą, tai aišku mes keliausime link 66 tūkstančių dolerių. Na ir štai čia matome dar vieną Bitcoino lokalų grafiką, tai labai trumpai noriu paminėti, nes čia yra viskas labai panašu, apie ką mes dabar kalbėjome. Aš noriu paminėti štai šitą pasipriešinimo levelį, jis yra ties 80 tūkstančių dolerių, šiek tiek žemiau, bet 80 tūkstančių dolerių riba, jinai veiks kaip psichologinė riba ir jeigu mums pavyktų ją pramušti, tada aišku rinko pasikeistų nuotaika ir mes galėtum pamatyti, kad Bitcoinas eis ir uždarys gepą, kuris yra ties 84 tūkstančių dolerių riba. Tai kol kas lokaliai mes matome, kad štai čia yra viena banga, čia yra mūsų antroji banga ir aišku šitos bangos yra mažėjančios ir mes suprantame, kad čia trendas bando keistis ir tokiu atveju, jeigu Bitcoinas išeitų iš šitos zonos, kuri yra maždaug nuo 74,5 tūkstančių dolerių iki 76 tūkstančių dolerių, tai reiškia trendas keistis ir mes keliausime žemiau. Taip pat mes kalbėjome šio video pradžioje, kad likvidumas pas mus yra maždaug ties 78,5 tūkstančių dolerių riba. Aišku, mes galime dar atšokti, pratestuoti šio modulio viršutinę ribą ir tik tada eiti žemiau. Štai čia mes matome naftos grafiką ir trumpai noriu paminėti, kad jeigu naftos grafike mes matome augimą, tai reiškia, kad pas mus kyla infliacija, o jeigu kyla infliacija, aišku, mes matome rinko korekciją ir mes galime aišku jį stebėti. Kol kas mes matome, kad štai čia buvo kritimas, Bitcoinas ir visa kriptovaliuta šiek tiek paaugo. Jeigu čia mes matysime dabar augimą, tai reiškia suveiks mūsų visi moduliai, pasipriešinimo zonos, surinksime likvidumą ir keliausime žemiau. Na ir trumpai, kaip žadėjau, čia mes turime į firmo grafiką. Štai čia mes turime pasipriešinimo zoną ir būtent šitoje zonoje mes turime pakankamai daug likvidumo. Mes galime dar šitą likvidumą surinkti, bet čia yra logika visiškai tokia pat kaip ir Bitcoino grafike. Tai čia mes turime kylantį kanalą, kitaip tariant, čia mes turime modulį, kuris vadinasi Rising Wedges ir mes matome, kad štai čia bangos mažėja ir mes bandome keisti trendą. Na ir labai gerai mes gavome reakciją nuo šitos pasipriešinimo zonos, bet mes galime dar nueiti iki šitos zonos, nes būtent štai čia kaip ir Bitcoine mes turime pakankamai daug likvidumo ir tuo atveju, jeigu mes pramušime štai šitą trendo liniją, mes labai greitai nueisime bent jau iki pirmos palaikymo zonos. Pirmoji palaikymo zona pas mus yra maždaug nuo 2150 dolerių iki 2200 dolerių. Na ir mūsų tikslas, jeigu mes žiūrėsim pagal šitą modulį, jis yra štai čia ir čia yra šiek tiek žemiau nei 2000 dolerių. Na ir verta atkreipti dėmesį į štai šitą pasipriešinimo levelį, kuris yra ties 2440 dolerių ir mes matome, kad būtent praeitą kartą nuo čia mes pakeitėme trendą ir pamatėme lokalią korekciją. Tikiuosi video gavosi naudingas, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus, taip pat parašykite savo mintis komentarę, galite parašyti, ką norite pamatyti kitame video. Na ir visų lauksime mūsų nemokamai Telegram grupė, kurioje jūs rasite daug naujienų apie kriptovaliutų rinką ir galėsite susidaryti atitinkamus lūkesčius. Iki greito.